pastebėjot, kas domitės, kas kažkiek skaitė mūsų blogą, dalyvauja situacijose, kad dažnai nemažai dėmesio skiriam kiekybiniams skaičiavimams, tiesiog savo nuomonę grindžiam to, ne tik kažkokiam naujienom, gandais, bet dažniausiai bandom kažkokią tai mintį, idėją pagrįsti skaičiavimą. Na ir dažnai tenka išgirsti tokių pasakymų, kad va, šitas investuotojas yra labai geras, šitas fondas yra stebuklingas, taip toliau ir panašiai, bet ar realiai kada nors kas nors bando iš tikrųjų įsivertinti, kiek geras, kiek blogas ir apskritai, ką reiškia geras, ką reiškia blogas. Na, nebuvo kažkokios tai super atrankos, kodėl mes pasirinkom šios du. Gavom pageidavimą, kad Buffettas būtų vienas iš įdomių kandidatų, pažvelgti, kaip jiems sekėsi. Na, pristatinėti nelabai kam reiktų, žymus žmogus, investuodamas užsidirbo ir džiaugiasi, kaip matom iš nuotraukas. O kitas fondas yra vienas iš Man Investments Group valdomų fondų. Šitą grupę valdo 60 milijardų. Ir vien tas fondas yra, kiek pamenu, už 2,5 milijardų. Bet tiesiog, kad būtų kontrastas, Buffettą visi žinom, apie jį daug kas rašo. Na, Man AHL turbūt nedaug man teko girdėti. Bet pažiūrėsim, kodėl mes jį norėjom parodyti. Na čia, visų pirma, S&P 500 grafikas. Nuo 90 metų tie varvekliai atspindi maksimalų kritimą nuo piko. Matom, kad 2002 metais kritimas buvo iš 45%, na ir per pastarąją krizę kritimas siekia netgi 50%. Ir įdomu, kaip palyginti sekėsi Buffettą. Na, iš tiesų, skirtumas aiškus yra, tačiau kritimai Buffettui taip pat buvo nesvetimas dalykas, nes prieš 2000 metus jis taip pat patyrė nemažą kritimą, virš 40% kritimas į jo valdomą Berkshire Hathaway ištiko. Na, o pastarąją krizę jisai krito virš 45%. Na, ir tai yra jau didžiausias kritimas per karjerą. Nežinau, čia tai reiktų susėti su amžiumi, bet galbūt dėl to, kad labai didelė sukrito koreliacinė krizė, nes daugybė turto klasių, daugybė instrumentų krito vienu metu. Kai anksčiau, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas nekrisdavo, tai šį kartą krito tiek nekilnojamas, tiek žaliavos, tiek vienu metu ir obligacijos krito, akcijos savaime aišku. Ir krizė krito. Na, čia yra vizualinė išraiška, bet įdomu, kokiegi skaičiai. Savo praktikoje naudojam tokius pelningumo rizikos parametrus. Ir matom, kad nuo 90 metų Buffettas sugebėjo sugeneruoti beveik 1500% prieaugį. Na, nėra blogai, bet kai pasižiūri į metinį prieaugį, tai yra kiek reiktų per metus priauginti, kad per tos 20 metų gautųsi beveik 1000. Tai yra 14,44 kadrą. Compounded annual growth rate. Na, per jį mes įvertiname būtent kiek per metus yra sugeneruojama grąža kokia. Na, Buffetto šiuo atveju nuo 90-ųjų iki 10-ųjų vidurio yra 14,44%. Žiūrint į riziką, reiktų nepamiršti, kaip ir Artūras minėjo, kad maksimalūs kritimai būna. Tai, kaip sakiau, Buffettas didžiausią kritimą patyrė 44,5%. Jau nėra mažas dalykas, turint omeny, kad jisai yra vienas iš žymiausių investuotojų, sugeneravęs didžiulius turtus iš investavimo, jį cituoja, jį rašo knygos, bet šios krizės akivaizdoje jisai vienu metu beveik buvo per pusę savo valdomą portfelį sumažinęs. Esminis dalykas, ką mes žiūrėsim, tai yra KAGR iš maksimalaus kritimo nuo piko. Šiuo atveju Buffetto rezultatas yra 0,3. Tai yra 1/3. Tariant, uždirba 10%, padirbdamas
30% maksimaliai. Ir jau kiek tenka dirbti, kiek tenka žiūrėti įvairių strategijų ar fondų ar valdytojų, tai 0,3 yra labai geras rezultatas. Ir paprastam investuotojui tai jau yra, sakyčiau, fantastinis rezultatas, nes jeigu Buffettas tokį padaro, tai kiekvienas tokį padarytumėm, atrodo, būtų fantastika. Na, šalia matosi S&P 500 rezultatas, kuris yra 0,12. Ir tokios yra realios, taip sakant, 6% su minus 50. Galbūt 7 metais, jeigu būčiau parodęs kažkokius rezultatus, būčiau pasakęs, kad na, būtų gerai, jeigu siektumėm 10% su minus 40, būtume pasakę, kad na, čia kažkoks čia nonsensas. Čia reiktų kalbėti apie plus 20 su minus 5. Arba minus 6 nereiktų kalbėti. Bet, nu, istorija eina ir viskas sustatė savo dėžės. Toliau pasižiūrėkim atskirais periodais. Pavyzdžiui, 1 mėnesio periodus. Visus 1 mėnesio periodus per nuo 90-ųjų iki 2010-ųjų. Tai vidutinis Buffetto 1 mėnesio rezultatas yra 1,35%. Na, blogiausias buvo minus 14. Ir tai yra visgi ženkliai geresnis negu S&P 500. S&P 500 nors vidutiniškai yra pliusas, tačiau kai ištinka problemas, tai kritimas būna irgi neblogas. Na ir matom, kad Buffettas iš tikrųjų puikus rezultatai, palyginti puikus rezultatai 0,3 mano minėto santykio. Įdomu būtų pažvelgti tą paslaptingai NHL fondą. Na, ta pati istorija. Tik čia nuo 96 metų, nes neturim istorijos jų ilgesnės. Aš tikiu, kad po kokios 10 prezentacijos jūs tą S&P 500 grafiką mokės mintinai. Tai bus programa minimum, mes jau išmokėm. Na ir kaip sekėsi šiam fondui. Turbūt nereikia sakyti, kad neblogai sekėsi. Taip, ironiškai kalbant, Lietuvoje tokių fondų, labai ironiškai tariant, labai sunku būtų surasti. Nes kritimas šiuo atveju šio fondo siekdavo kiek daugiau negu 15%. Tuo tarpu, kaip matom, pelningumo jisai nesisakydavo. Su lengvais pakritimais, bet vis dėlto generavo gana neblogą grąžą ir kokia ta grąža yra, matom, iš šitos lentelės. Tai yra 17% nuo 96 metų. 17% jau, mano įsivaizdavime, yra super geras rezultatas, turint omeny, kad kritimas buvo mažesnis negu, kiek mažiau negu minus 20%. Taip tariant, šitas santykis, kurį aš taip bandau išpopuliarinti, tai yra 0,87, kas rodo, kad beveik tiek, kiek jūs uždirbat, kiek tik nedaug, bet daugiau jūs galite pradirbti. Ir iš praktikos galiu pasakyti, kad tokio, nežinau, gal dar bus mūsų rubrikoje, kitose seminaruose ir dar geresnių santykių, bet jau čia vienas yra iš tų, na, apie kurias reiktų daugiau žinoti. Nors, kaip pradžioje minėjau, turbūt nedaug kas apskritai girdėjo tokį fondą. Ir atrodo, Buffettas visiems žinomas, Bloombergas rašo, kad Buffettas sako vieną, Buffettas sako antrą, Buffettas perka, tai jau čia pusę tai pirkt padės, jeigu Buffettas iš antrą tai parduot, jau gali būti projekcija rinkoje. Na, apie tokį fondą niekas nekalba, jie dirba tyliai. Na, nemažai jų istorija, tai galbūt sunku tikėtis, kad ten kažkokia ponzi schema yra, galbūt ir grafikas galėtų būti lygesnis dar, bet kaip minėjau, rezultatai iš tikrųjų fantastiniai. Lygiai taip pat pasako ir skirtingų periodų. Pamenat, minėjau, 1 mėnesio periodas, 1 mėnesio vidutinis pokytis yra Buffetto žemiau negu 1,3. 1,35. Čia 1,43.
Tik skirtumas tas, kad jie šiek tiek jiem geriau pavyksta suvaldyti riziką, nes jau jų kritimas per mėnesį didžiausias buvo 9%. Na ir tai galutiniam rezultate, aišku, lašas palaša ir prisideda, nes nuo mažiau pakritus reikia mažiau kilti, kad grįžtum į prieš tai buvusį piką. Na ir pabaigai sugretinsim, taip pat įdėjau ir mūsų momentum strategiją, kad būtų galima įsivertinti, palyginti, nes iš tikrųjų mes lyginam su S&P, bet gavom klausimą, kodėl lyginam, pavyzdžiui, su Buffett'u. Šiuo atveju mes palyginam su Buffett'u. Ir nuo 96 metų matom, kad nuo 96, nes prieš tai kalbėjau Buffett'o nuo 90-ųjų, kadangi lygint obuolius su obuoliais, tai visus reiktų lyginti per tą patį laikotarpį. Ir gaunasi, kad Man AHL fondas pirmas, ženkliai priešas, santykis -0,87 ir momentum strategija šiuo atveju eina antroje vietoje. Tai tariant, metodiką darant, perkant netiškiausią, kad mūsų sudaryta metodika būtų sužinavę 0,41 šį santykį. Čia turiu minėti dar įskaičiavęs ir komisinius. Jeigu, tarkim, jūsų portfelis yra $10,000 ir vienas sandoris kainuoja $12. Nu, brangus variantas. Šiaip būtų galima pigiau. Na ir beveik dvigubai būtų aplenks Buffettas. Taip, vėlgi ironiškai, bet reikia turėti omeny tą, kad šis paskutinis periodas 10 metų buvo vienas iš prasčiausių akcijų rinkoje. O Buffettas būtent yra akcijų investuotojas. Man AHL, jie yra hedge fondas, todėl jie perka ne tik akcijas, jie gali dažnai diversifikuoja su žaliavom. Bet taip pas jūs ant akcijų, manau, tikrai nedidžioji dalis yra. 12%. Tai va, tai nekeista, kad ir jiem geresnis tas rezultatas gavosi, o Buffettui prastesnis. Bet vis dėlto S&P 500 per tą laiką 3,33% augimas. Na, kritimas, kaip minėjau, 52%, tai Buffettas vis dėlto irgi į akcijas investuodamas sugebėjo ženkliai šį indeksą aplenkti. Bet nebūtų aplenkęs momentą. Minėjau. Dar pablogėjo šiek tiek Buffetto santykis, jeigu nebe nuo 90 žiūrim, nes nuo 90 iki 26 metų buvo geras periodas akcijų. Ir čia jo nuomonės pablogėjo. Na, kaip minėjau, S&P 500. Kas iš esmės, mano manymu, atspindi didžiąją dalį rinkos dalyvių. Kartais netgi galime pasakyti, kad geriausia atveju, nes vien jeigu į mūsų Lietuvoje esančius fondus, tai na, šitas santykis gali būti, čia galbūt kažkada padarysime detalesnę Lietuvos fondų tyrimą ir būtų įdomu pažiūrėti, bet aš manau, kad na, su ta ribota istorija bus maždaug kažkur geriausia atveju 5% augimas, būtų minus 60. Tai, na, tai bus maždaug S&P 500 lygio. Taigi dėkui. Tikiuosi, kad sužinojat įdomių dalykų. Dabar galit užduoti klausimus arba galim diskutuoti